Pastaruoju metu nerimsta diskusijos dėl incidento statomoje Astravo atominėje elektrinėje. Vos 50 km nuo Vilniaus statomoje elektrinėje nukritus montuojamam reaktoriaus korpusui, Baltarusijos energetikos ministerija sustabdė reaktoriaus montavimo darbus. Lietuvos vyriausybė dėl šio incidento įteikė notą Baltarusijai ir kreipėsi į Briuselį prašydama ES įsitraukimo. Apie neeilinę situaciją Astravo atominėje elektrinėje ir vykdomas priemonės sprendžiant branduolinės saugos klausimą kalbinome iš Lenkijoje vykusios aviacijos šventės grįžusį Europos parlamento narį, frakcijos Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa vicepirmininką, prezidentą Rolandą Paksą. Pirmas dalykas buvo klaida padaryta, kai mes uždarėme Ignalinos atominę elektrinę. Jinai buvo visiškai saugi, visiškai patikima ir dar galėjo dirbti ir duoti naudą mums visiems ir visam regionui Europos Sąjungai. Dabar, kaip matot, pinigų trūksta, ne pinigų trūksta. Antras dalykas, ne politikus dabar kalbant apie Astravo elektrinę reikia, kad jie ten būtų įleisti, bet reikia, kad būtų įleista Tatena, kad būtų įleistos tarptautinės organizacijos ekspertai, specialistai, kurie iš tikrųjų galėtų identifikuoti, kas iš tikrųjų ten įvyko. Nuo šito dalyko reikėtų pradėti. O pavyzdžių, kaip sustabdyti tokius dalykus, pasaulis turi. Ir tas pavyzdys vėl yra Lietuvoje. Lietuva norėjo būti Europos Sąjunga ir buvo priversta uždaryti saugią elektrinę, dar kartuoja saugą. Tai jeigu Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos valdžia vadovai užsiims dabar rimtais dalykais, ne kažkokiais tai migrantų žaidimais, bet rimtais dalykais, aš manau, kad galima iškelti Baltarusijoje tokias sąlygas, tokius reikalavimus, na ir gal sudaryti tokias aplinkybės, kad jie norėtų įsileisti ir Tateną atstovus, ir ekspertus, ir norėtų turėti patys saugią elektrinę. Labai retoriškai nuskambėtų sakinys, bet man atrodo, kad radiacija neturi sienų. Ji nepasiliks nei Baltarusijoje, ji nepasiliks nei Lietuvoje, ji nepasiliks net už Lietuvos ribų. Tai palies visą šitą žemyną ir gar net toliau. Šitą reikėtų, kad ES vadovai suprastų. Aš kreipiausi į Junkerį, visiškai nesenai parašiau jam laišką, kad būtų atkreiptas dėmesys į tai ir kad būtų padaryti visi žingsniai, tiek politiniai, tiek galbūt daugiau negu politiniai, kad elektrinė būtų pastatyta kaip saugi elektrinė. Kalbos apie tai, kad nepirksim elektros energijos iš ten, man primena vaikų žaidimą smėlio dėžėje. Tai čia lygiai taip pat kaip vamzdžiai Nord Stream 1, Nord Stream 2, kad ten mes nepirksim, blokuosim, nepraleisim vamzdžio per Lietuvą ir panašiai. Praktiškai visos didžiosios Europos valstybės jau prisijungia prie šitų vamzdžių. Taip, kad kalbėti apie tai, kad galima sustabdyti atominį, nerealu. Bet vienintelis dalykas, į ką reikėtų dabar kreipdėmėsi, kad ją pastatyti saugiai. Statoma Astravo atominė elektrinė turės 2 reaktorius, kurių kiekvieno gale bus 1200 MW. Pirmąjį reaktorių planuojama įjungti 2018 metais.